Sveiki visi youtuberiai. Šiandien pabandysiu pakeisti priekinius stabdžius A4 B5, nes jau apšė gatavi yra. Tas diskas ir šių sumeš aštunkę. Kai paspaudži stabdant 100 važiuojant, atrodo, kad tu susprogsta mašina visa. Taigi va, nuo ko pradėsim, aišku, nusimam zvaną. Pasidedam tvirtai ant ko nors, vyručinę žaiskit su donkratais. Nes galit labai greit prisižaisti. Va, ten užstoviu savo. Tai va, nuo ko pradėsiu, tai prasilaisvinsiu. Pabandysiu prasilaisvinti. Norint to iškart, kad paskui čia netabalotų man tas supers perkūnais. Norint pralaisvinti, kad greičiau būtų visur aplink tą sriegištais rūdis apsikaišim kiek tik įmanoma. Jeigu turit kokį marmalą, papūskit, bet čia manau, kad nereikės, nes normaliai visai atrodo. Dedam rakčioką ir kai, tarkim, mane kai sukat norintoje, geriau taip netempkit, va, tai tempia, nes tempiam svars ir žymiai greičiau nutraukiam, negu kad, pavyzdžiui, kalant, jeigu ir užrūdėjus, vat geriau taip padaryti. Va taip, va, pakaliai, ein. Viskas. Arba eis, arba neis. Jau niek nepadarys. Nu, va, šitą gaidosą mes prasilaisvinom. Viskas na chadu. Viskas čiki-piki. Kur mūsų tūtis yra? Tūtį jau aišku aš praganiau. Nu, kui ne. Dabar kas? Dabar suksime patį supurtą nuo laikiklio. Čia yra, vat, 13. Šitoj vietoj. Šitoj vietoj yra 15. Su 15 laikom, su 13 sukom. Tas pats visiškai yra ir apačioj. Štai čia vat. Tai va, sukam, tai nusuksiu, pažiūrėsime, kas čia kaip, kur iš kur. Tai nusiėmėm supurtą patį. Kaladės, čia vidinė. Čia yra laukinė. Ir karočią, kokį anekdotą, blėt, pamačiau. Jūs tik pažiūrėkit. Kaip taip, nahui įmanoma? Koks čia kurva bibarankis, blėt? Aš nesuprantu. Ir blėdėjęs tą gumą prieš kiek čia metų. Jop, tvoj mat. Blėt. Kurva. Reiks dabar pjauti iki magaziną? Ir, blėt, visur viską nahui jau. Pizda, blėt. Nu, hui ne. Čia su tuo. Toj nušausim, nusipirksime ir parodysime. Nu va, štai parskridom iš magaziną. Deja, Maksimui neradau tokių dalykų pirkti, tai deja teko važiuoti į auto dalis, blė. Nu, hui ne. Tai va, štai dabar vat stabdis spausdamas išsimušiu šitą huinę lauk. Po to ant staigiųjų bangų, nahui, prisisuksiu vėl vat prie šito, kad man čia neknistų protą ir išsisuksiu iš vat šitą iš šičia. O kai iš šičia vat išsuksiu, kad nelašėtų man nieks, vat į ką įsuksiu vat šitai tokią vat gaidosą. Čia ir gaiku užkalt, kad nevarvėtų, užsisuksiu, nusinešiu visą šitą gaidosą į varstotą įsiveršiu, visur viską susitvarkysiu, karoč kaip turbūt, ir tada montuosim vidun. Tai va, sukam lauk ir sukam veržiami į varstuteišiną. Tai va, šiaip netai, blėt, pakeičiau tą įbaną zarazą. Šito gaidosų nenusukau. Buksoj kaip gaidys koks upis, kad nevarvėtų, va tokį anekdotą vat padariau, su replėm. Čia vėl hujekt ir puikiai man buvo, nieks čia niekur nebėgo. Nenufilmavau, kaip šitą gaidį keičiau, nes, blėt, taip piktis ėmė, kad nahui. Karoč, vien žodžiu, blėt. Nes nepatogiai, karoč, taip ir darbuoti keisti tokį šūdą, čia, blėt, vis tintalioj, kur laksta, nahui, nerva jam bivdėjau, blėt. Nu į karoč, to nesipisau daug suklauk, nes karoč neturiu laiko, blėd, reikės surėda į žvėjybą šį vakarą, karoč, jeigu čia pradėsiu sukinėti, tai aš nežvėjot, nahui, neišvažiuosiu stabdžių nesurinksiu, blėd. Nu į karoč. Taip, va, šitai supurs, karoč, yra visas na chodu, viskas tvarkingai, pakeičiu viduje mandžetą, kur yra tas aplinkui, kur tas senasis yra. Va tą vat gaidį pakeičiau, nu ir gumą, šitas va stumoklis. Mūsų dabar gumą įstačiau labai puikiai.
Iš pradžių išsivaliau visus tus šūdus nahui, tas revas, kur buvo prirūdė, kur įsistato šitą gumą. Įsistačiau iš pradžių, pačią gumą įsistačiau. O paskui tik tai stumukliuką prakišau, nes kad labai gerai įstatyti gumą, žinot, reikia gerai įspausti, karoči. Tai va, gerai įspaudžiau, kad puikiai laikytųsi, nu va, tą murdžiau, o jak su pirštais ir išstūmiau labai lengvai. Viskas liuks gaus, iki gal suvariau, užsukau nuo orintoje. Tai va dabar, šitų daiktų galim pasidėti. Tai tegul tintalioja. Dabar suksim laikiklį. 2 varžtai, berods 19, gal 18, nežinau. Tiksliai, labai protingai kažkas ir padarys, kad ne šis tigranikai, o paprasti vat tokie. Nu va, nusiimsim šitą gaidį. Prasivalysim kreipiančiasias, prasitepsim, nes žiūriu, čia mano patinė biški tokia įklyna iššovus. Nu, hui ne. Na va, visur viską nusivalėm, susitvarkėm. Va, išsivalėm tas vietas puikiai, kur liečiasi kaladės, kad nestriktų puikiai gerai vaikščiotų, sutepiau su variu. Taip pat čia vat visur su drutiniu nuvariau, irgi variaus užtepiau, po to kreipiančiai išvaliau labai paprastai, nes nebuvo labai daug, čia pripuvus tiesiog su benzu. Prahuerinau, tas visas rūdis išploviau lauk, sutepiau, štai sudėjau. Ir labai gerai dabar vaikštinėja abi. Po to kas dar? Dar vat prie suporto laikiklio lašelį sriekiu klejų dėl viso pikto, kad nedaug dėvė, kad nenukristų kartais, suprantatgi, kai būna. Nu ir ką dabar dėsim? Diską. Kažkaip. Va. Dėliovas. Laikiklį. Susuks matoj, norinsma ir galėsime lėkti. O taip, mėlyje. Tai susuksime, parodysime, kaip atrodo susuktas, kaip juda suportas, taip toliau ir panašiai. Vat kaip juda, tikiuosi matysis, nes baisiausiai saulė pradėjo šviesti. Labai gražiai vaikštinėja, nekliba į šonus škrepiančiųjų. Juda labai gerai, viską suveržiau, sutratinau. Tikėkimės, nieks nenulėks. Tai va, ku dabar aišku norint, huinetas norint, čia niek ne. Tik kad reiks kokį bičiulį iš kur nors, blėm, atsivesti. Deja, šiandien kaip tyčia nei vienas bijoks nesitrint čia aplink garažą. Taip, blė, neini išvaryta, nu kurvas, sėdi gerčia, prie durų atsisėdi. Nu, huinzni. Reiks kam nors paskambint ir bus na hadu. Tai va, manau, esmė puikiai visiems suprantama, čia šiaip nėra ką veikti. Užtrukau neilgai, šiaip jeigu nebūtų reikėjo keisti to viso gaidžio, tai čia iš vis 20 minučių esi apsisukęs. Net 20 nereikia viskas įgūdės. Tai va. Čia. Sėkmės. Kas remontuosit. Kas važiuojat, kas vairuojat. Iki.